Dabar turiu dar vienas grindis, kurias klijuosiu plytelėmis, bent jau su dušo nuolydžiu. Tai čia šiek tiek turėsiu įmantrybių šiokių tokių. Gausis taip, kad dušo trapą pratepsiu papildomų sluoksnių izoliuojančio mišinio arba, galima sakyti, silikonų, bent jau šiuo atveju kai kuriuose vietose dėl betono nelygumo prisispaudė nevienodai gaunasi mano hidroizoliacija, tai gausis, kad tas vietas aš užsandarinčiau ir kaip įmanoma mažiau sumažinčiau vandens pratekėjimą arba bent jau vandens žalą, tai aš pratepsiu visą dušo trapą, jį su silikonu pačiu, užsandarinsiu aš jį visiškai idealiai, tai gaunas taip, kad vienas dalykas dėl pačio grindų dėliojimo, tai turėjau aš tualeto dėžutę, arba bent jau bakelis jisai pastatytas, tai gautųsi taip, kad norint, kad jisai gražiai būtų, tas žmogus, kuriam aš darau, tai jisai norėjo dėti taip stačiai plyteles ir kad bendra siūlė nueitų iki pat tų durų. Pasižiūrėjau programas, įsidėliojau, kad taip gaunasi labai negražiai ties pačiu dušu, gaunasi čia juostelė ir čia, tai gautųsi taip, kad šitas juostelės, kad kiek įmanoma aš mažiau sumažinčiau ir nebūtų taip jau negražiai. Tai paimsim, padarysim kitaip, pasuksim raštą visai kitaip, taupysim šiek tiek daugiau plytelių, nes jeigu pagal dėžutę darosi tos grindys, tai gaunasi taip, kad sąnaudos pakyla ant 17 plytelių, bet jeigu darom taip kaip mano variantas pagal dušą, tai būtų duše per centrą sveika plytelė, iš šonų bus pripjauta, į nuolydį suversta, viskas tenais labai gražiai atrodys, tik tai tiek, kad va čia jau šiek tiek įsimėtis, nors koks skirtumas, jeigu tu ten vis tiek sienas darysi stačiai. Gausis va šitose vietos, kadangi dušas yra 1,15 m, tai ką aš turėsiu, tai turėsiu tenais va šitojo vietų padaryti siūlę, tai jinai labai gražiai atrodys per visą vonę nueis ir tarsi tas dušas bus atskira zona, kurioje tenais sveikos tos plytelės sudėtos. Tai čia bus 54 kažkas tokio matmuo, jeigu viską išlaikysiu gerai ir panašiai, nes būna sienas dar pačios nueina, tai gal viena bus labiau pakrypus į vieną pusę, kita į kitą, tai gausis tas matmuo tikrai neįsisaugos, o tenais ties dušu gausis, kad vardant to, kad aš įsaugočiau šitą atstumą, man reikės nutrumpinti tą plytelę 3 cm kažkur tais. Tai kaip ir atrodo visai neblogai, tai dėl vienos priežasties, jeigu sienos yra nestačiai viena kitai, nėra kampo tenais, tai aš dar turėsiu 3 cm atsargos, kas man leis tas plyteles pasukioti. Jeigu kažkur tais reikia, aš galėsiu vienur daugiau nupjauti, kitur mažiau šiek tiek nupjauti. Jeigu dėčiau sveiką, tai ten kažkur tais gali būti, kad prisispaus, kitur gausis, kad neprisispaudžia arba atsitraukia, tai tokiose vietose niekad negali žinoti ir visą laiką būtų geriau pasiruošusiam, daugiau šiek tiek sugaiš laiko, negu po to gailėtis arba jau kai nieko negalės padaryti. Kepuosi aš silikoną, labai paprastai tenais, labai estetiškai gražiai nereikia, gausis paimsiu, pratepsiu su pirštu, tas vietas, kuriuose atsiknoja tenais su hidroizoliacinė juosta, tai aš irgi pratepsiu ir gausis taip, kad dedu aš plyteles, susimaišęs klijų, bent jau vienas variantas, aš tokį metodą taikau dabar paskutiniu metu, tai gaunasi taip, kad aš įsipjaustau tas plyteles ir tada deduosi paviršius. Kitokiu atveju, šiek tiek sunkiau, aišku, daugiau laiko sugaišti, nes čia pagrindiniai vieninteliai pjūviai, gaunas čia pjūvis, ties dėžutė pjūvis, čia pjūvis, praktiškai visos plytelės, kurios dedasi ant grindų, ne viena beveik sveika ir neina, nes ties dušu irgi reikės faktas, kad pripjauti. Ką reikėtų padaryti tokiose vietose, geriausiai paimti, reikės nuleisti pačias sieninės plyteles šiek tiek žemiau grindų, tai tarkim reikės visose grindyse pripjauti, bent jau kokius 3 cm aš taip suplanavęs, 3 cm nupjaunu, vardant to, kad čia bent jau 2 cm įlystų ir aš dar turėčiau, kad šurtais, jeigu kažkas nelygu, tai dar turėsiu kiek įmanoma gražiau prispausti. Estetinis vaizdas tai yra nepakartojamas, vardant to, jeigu tu pradedi su sveika. Kaip gražiai viskas yra, atrodo bent jau išbetonuota, tai visą laiką reikėtų pasižiūrėti arba įsitikinti bendrą horizontą, paėmus per visą vonę. Tai dabar gauti pagrindinius esminius patarimus, kokius tik galit gauti, pradedant vieną projektą, tai visą laiką pradėdami, aš rekomenduoju, jeigu pradedi grindis, visą laiką pagalvok, ką darysi su siena, nes nuo to daug kas priklauso, kaip visas tas projektas atrodys.
jeigu tu pagalvos tikrai grindis sudėsi ir kažkur tai jau siena bus labai negražu. Tai iš tos vietose kaip ir atrodo viskas gerai, vardant to, kad išsaugot šitą plytelę sveiką ant tualeto dėžutės ir visą raštą kartot, tai gaunasi taip, kad šitoje vietoje gaunasi 18 cm juostelė, o ten 38. Tai beveik didžioji dalis tos plytelės dėsis tenais, čia prisipjaus, aišku, ta juostelė gal ir nėra labai jau ten idealiai, bet čia visai super, nes gautųsi taip, kad ties dėžutė, kai sudedi, čia atsiranda siūlė ir va šitoj vietoj siūlė ir viskas čia labai gražiai. Dabar šito atveju aš turiu įsipjovęs plyteles, šitą įsipjoviau pagal lazerį, atsimatavęs taip, kad tiltų man bent jau vienodas matmuo per visą šitą sieną ir visas kampas eitų taip pagal šitą sieną. Nes čia svarbiausia esmė yra pats trapas, pats nuolydis. Dabar buvo čia klausimas, kaip montuojasi tokie dušo trapo nuolydžio formavimo kampai. Tai jisai sudarytas T formos, aišku, iš vienos pusės nelabai pasakysi, iš kitos T forma. Tai kaip jisai paprastai montuojasi, nusipjauna ilgį tokio, kokio tau reikia. Čia nenumatytai nukrito, bet nieko baisaus. Gaunasi taip, kad jeigu aš dabar patepu klijais plyteles, šitose vietose paimu aš tą kampą, įspaudžiu ir jeigu kažkur tais atsiranda plyšiai arba kažkas tokio, kur gali tilpti klijai, tai būtinai tuos plyšius užsadarinu, bent jau su klijais pratepu ir viskas. Ir jisai dažniausiai tose vietose labai gražiai atrodo, kuriuose nesusieina plytelės. Tai dabar, ką aš turiu omeny, gavosi taip, kad šitą plytelę, kadangi matosi, šita plytelė yra sveika, bent jau jinai buvo sveika, tai jos tęsinys yra čia, bet kadangi eina viskas į nuolydį ir norisi, kad visas tas vaizdas kartotųsi, tai teko šitą plytelę pjauti su diskiniu pjūklu, gavosi taip, ar diskiniu pjūklu, arba kampiniu šlifuokliu, bet aš naudoju tai tokios taklytės ant liniuotės. Tai gavosi taip, kad šita siūlė man labai gražiai, tai vienas variantas, dėl ko aš šitą dalyką dariau. Galima buvo su staklėm prapjauti, bet tik tai tiek, kad man reikėjo išimti kuo įmanoma daugiau pačios medžiagos, tai pačios plytelės. Kadangi mano diskelis milimetras ten su trupučiu, tai gavosi taip, kad aš pašalinau tą milimetrą ir tą milimetrą aš dabar uždėsiu kampą. Tai gausis taip, kad ta plytelė nebus taip idealiai prisispaudus, o šitas kampas turės tilpti ir bent jau su kampu suformuoti visą šitą sveiką plytelę. Aišku, būtų paprasčiausias variantas perėžti su staklėm, bet tokio pjūvio nenorėjau daryti, norėjau, kad viskas atrodytų čia gerai, tai todėl prapjovau su elektrinėm ir gavosi taip, kad čia gražiai jisai įeis. Aišku, gal šiek tiek ir įsiplečia, bet dėl viso ko man reikės pasižiūrėti, palyginti tą plytelę su jau esama, ar nereikia nieko daugiau daryti, nes gausis, kad šita plytelė turės, šitos dvi plytelės sudaryti man vieną sveiką. Tai dabar galės prisiglaus, pasimatuoti ir pasižiūrėti, kas gaunas. Tai dabar ką aš turiu, gaunas taip, kad šita sveika man sveikas gabaliukas yra, kaip orientacinė juostelė, kuria, kad suformuotų visą sveiką plytelę, nes įdėjus vandens nuolydžio kampą, jisai šiek tiek plytelę išneša į išorę, tai man čia gaunasi kažkas tokio apie milimetras. Tai, aišku, nieko tokio baisaus čia nematau. Ne, gal net gaunasi beveik idealiai tokio kaip ir lygiai. Ja, tai čia beveik idealiai jinai. Gavas, aišku, jinai, jeigu šiek tiek mažesnė būtų, tai būtų dar net ir geriau, bet iš tikrųjų nieko čia nepadarysi. Dabar gaunasi vos ten mikronas, jau net nepasakyčiau, kad ten iš tikrųjų skiriasi. Bet čia, kadangi kaip sveikos dėsis, tai gali matytis, bet iš tikrųjų, manau, viskas čia gausis gerai. Aišku, jeigu būčiau su staklėm pjovęs, tai man ta plytelė būtų padidėjus įdėjus kampą. Tai gaunas, ką aš turėčiau, tada jau visiškai man būtų netikę šitas matmuo, o šituo atveju dabar jisai ganėtinai čia gražiai puikiai atrodo. Ir dabar tenka klijų sumaišyti ir sudėti šitą vietą. Klijavau aš visas grindis, aišku, tai padariau vakar, ne viską pavyko man spėti ir vienas dalykas trūko dar vienos plytelės, bent jau taip jau gaunasi, nes
šitų jau plytelių nebespėjau užsudėti, gavosi, kad reikėjo matuoti, daugiausia laiko teko sugaišti su šitą vietą. Tiesiog nepagalvoju, tai gali gautis tada negerumai, bent jau tada sugaišti daugiau laiko, pasižiūrės, kad išsiskiria ta plytelė, šitą tada pasidaro ilgesnė arba platesnė už suklijuotą štai čia ir gaunas tokie nesklandumai. Tada tektų nuiminėti, pertipinėti plytelę ir per naują pjaustę. Tai čia viskas gaus gerai, nes aš šitas plyteles pjoviau su diskeliu. Aišku, tas diskelis nebuvo tokio dydžio, kokio man reikėjo, tai aš šiek tiek dar paplatinau pjūvį, gavos, kad glazūra viršuje yra netitinkantį apačioje, tai gavos, kad aš konusų dar nupjau, jeigu kažkoks neligumas, tai kad man kuo įmanoma labiau ta plytelė susiglaustų, tai šitose dviejose vietose gavosi labai kokybiškai, susipjovė tos plytelės, įsidėjo ir jos suformuoja tą pačią plytelę kaip ir va čia. Tai teko šiek tiek tokių nesklandumų pamatyti. Tai gavos tai, kad aš pradėjau dėti plyteles, jos man ne visai buvo lygios, ką aš tada po to nuėjau, pasižiūrėjau. Tai pasižiūrėjau patį plytelių lygumą, tai jisai nebuvo visiškai idealus. Gavos ir galėsiu aš dabar parodyti, tai turiu aš plytelę, pasiemu suliniuoti ir tiesiog matau viršuje ten arba šone, kažkur tais įsiskečia, kažkur tais prisiglaudžia. Na, aišku, jinai nėra visiškai ideali ir nėra ko tikėtis, bet tie kampai, jeigu yra tenka pamatyti, šiose praeina ir labai kampai iš tikrųjų nueina į apačią. Tai ką teko padaryti, tai čia gal dar irgi matysis. Aha, ne visai matas, bet nesmė, gaunasi tai arba vienoj pusėje, arba kitoj, jinai sukoja per vidurį, iš šonų irgi tenais matos, išoriai plyšys ties kraštu ir viskas tai kartojasi į vieną pusę. Tai dabar gavosi taip, kad ką aš padariau, aš su tom lyginimo sistemom, kadangi čia turiu 4 lyginimo sistemas, jos mane pilnai užtenka pritraukti tos plytelės, kad jinai ištiesintų ją bent kiek įmanoma arčiau šalia esančios. Nors, iš tikrųjų, viskas buvo dėta pagal rodyklę, tai čia šitoje vietoje nieko blogo nebuvo, bet gavos taip, kad kampai nueina per smarkiai ir per staigiai ir neįmanoma pataisyti. Tai aš tada šitų lyginimo sistemų jau būtų sunku įkišti po plytelę, kai tu jau esi sudėjęs, tai aš priveržiau ir kiek įmanoma šitus nelygumus sumažinau. Nes atrodo, čia, tarkim, viskas lygu, čia lygu ir po to ant galo kampukas kažkur tais nueina. Tai turėjau tokius nesklandumus, po to sunkiausia buvo šitas plytelės įsimatuot, kai kurie pjūviai buvo labai tikslūs, tai gavos taip, kad vienu kartu aš pasimatau kiek įmanoma, kadangi aš turiu šitą dušo lataką metras, tai aš tą metrą bent jau prispaudžiu prie pat profilio kiek įmanoma, šitoj pusėje palikau šiek tiek tarpelis, kad būtų galima silikonų įkišti ir viskas čia gautųsi gerai, o šitą plytelę įdėsiu jau aš automatiškai kiek vėliau. Dabar, kadangi jinai man labai nedega, tai palikau aš ją ir būčiau nespėjęs įdėti. Plius dar būtų reikėjo ant šitų plytelių lipti, kadangi čia buvo žemiausias taškas, o čia šiek tiek man buvo žemiau nusileidę, tai teko kuo įmanoma greičiau šitas plyteles susiklijuoti, nes kadangi šitos plytelės man buvo aukštesnės, tai gavos taip, kad jos turi palaikyti šitas plyteles. Ir kuo įmanoma aš ilgiau dėlsiu, arba kuo įmanoma daugiau aš sugaišiu laiko pjaustant, mane pilnai prisitrauks, arba kliai tada neužžius ir panašiai. Tenais, tai gausis oro tarpai. Tai kuo įmanoma greičiau aš tai padariau, skubėjau, aišku, teko šiek tiek papjaustyti, tai daugiausia žaidimo dar teko su pačia dėžutė turėti, nes gaunas taip, kad mato dabar čia tiesę, jinai išpjauta buvo lygiai, kampu, viskas gerai buvo, bet pridėjus čia atrodė prisispaudžia, čia prisispaudžia, arba plyšiai lieka, o per vidurį gaunas prisispaudžia taip, kad ta plytelė šoka man bent jau įsikiša į kraštinę, kurioje tikrai jinai turėtų neįsikišti. Tai teko paimti, pasižymėti, aš dažniausiai, kaip aš mėgstu pasižymėti, tokius dalykus, jeigu atsitinka, tai galėsiu pasakyti, jeigu jums kada teks susidurti, tai paimi, uždedi pieštuką prie pat sienos ir tada brauki palei visą plytelę ir tada žinai sienos kontūrus
ir vat matosi, kad dabar įstrižai visiškai puslankiu pažymėjau bent jau ir gaunasi taip, kad tokį pjūvį teko pakartot ir atrodo jinai tiko. Po to kaip ir nesklandumų daugiau nėra, tik tais daugiausiai žaidimo yra su šitom dviem plytelėm, bet aišku, jeigu nori kokybiškai, kad atrodytų, tai visą laiką jo būna ir nieko čia nepadarysi, nes taip jau gaunasi. Ką dar tada turėjau? Ir ne vienoje vietoje, jeigu tenka atkreipdėmėsi, daug daiktų palikau, nes nenorėjau aš lipti ant plytelių jau vakar, o šiandien pratęsiu pjūvius va šitose va vietose, kiek įmanoma daugiau susipjaustysiu, nes jau aš žinau kraštinės, iki kurios man reikės pjauti, tai blogiausiu atveju dėsiu savo lazerį ir jau žinau, kokią išpjauti. Aišku, dar šiek tiek ir plytelį trūksta, tai labai neskubėjau ir vat, pjūvis dar sudėtingesnis laukia šitoj va vietoj, nes gausi su slankiojančiom durim, mes turėsim davesti iki pat jų išorinio krašto, tai kiek įmanoma atliksiu, švariau ir gražiau. Gavosi taip, kad vakar man išsikrovė kamerą ir ne viską aš užfiksavau, tai gavosi taip, kad aš pasiėmiau šitas plyteles susidėjęs, įsimatavau su tam tikrų tarpu, tiesiog susidėjau juos tenais. Gaunasi, viskas atrodo gražiai, grindys šviesios, dizainas irgi geras. Dabar ką turim mes su pačiom durim, tai kadangi jau čia durys buvo sudėtos, jos buvo pakeltos tam tikram aukštį, tai gaunasi čia visai gerai. Buvo prašymas, kad padarytų šitų durų išoriai, bet gaunasi toks variantas, kad tas profiliukas, va čia kaip ir padaryta, yra 3 mm į vidinę pusę, kad jeigu kažką uždėsi, tai viskas liks po durim, bet iš tikrųjų nebuvo apskaičiuota, kad čia pagrindinis profiliukas toks durų yra, nežinau, ar matysis apačioj, jisai eina šiek tiek giliau. Tai visa kita, jeigu iš šono būčiau lygiai padaręs su durim, tai jisai labai matosi, išlenda. Tai tokiu atveju aš tada įkišau šiek tiek giliau ir viskas, ir tenais taip ir paliekam. Tai sekantis, ką aš pastebėjau dėdamas, tai gaunas taip, kad paėmiau aš grindų plytelę, tai to aš galėsiu dabar ir parodyti, ką aš ten turiu su to grindų plytelė. Kadangi daug kur išpjaustai ir lieka tų išpjavų, man atrodo, gal aš esu padėjęs. Tai toks variantas. Pasiėmiau aš grindų plytelę, jinai man iš krašto atitinka, viskas tenais su jie gerai, bet gaunasi taip, kad grindys su sienom, sieninės yra plytelės visai kitokio dydžio. Tai aš, tarkim, priglaudžiu vieną plytelę prie krašto ir dabar kitam gale matau, kad plytelė man išsikiša. Ir tas įsikišimas, jisai to lygus 3 mm. Tai gaunas taip, kad grindų plytelės vonioje yra 60 pločio, o sieninės 59 ir 7. Tai gaunas sieninė yra šiek tiek mažesnė ir nežinau, kokią dabar išeitį reikės priimti, kažkokią variantą reikės daryti, nes šiaip planelis paskaičiuotas 47 plytelėm per visą perimetrą ir visą vonę sudėt, bet dabar gaunasi dėl šito netitikimo gali skirtis raštai ir dėliojimai. Jeigu visą tai įsiskiria, tai gaunasi didesni trūkumai sieninių plytelių. Ir jau nieko nepadarysi, jau nežinau, kažką bandysim apeidinėti ar įsisukti kažkaip tais, bet kai kuriuose vietose, ką aš galėčiau padaryti, tai galima kai kuriuose vietose sutaikyti siūlės, bet per 2 plyteles ta siūlė nebetitiks apie 6 mm, tai yra labai jau didelis netitikimas ir kažkaip vizualiai gražiai jau čia sujunginėti sienų su grindim jau nebeišeis. Tai, ką žinau, kažką sugalvosim, jeigu kas, tai atnaujinsiu, duosiu bet kokią informaciją, kokia būtų jums naudinga ir tiek.